13 valandą 12 minučių Grimvičio laikų visą miestą apskriejo stulbinanti žinia. Į ligoninę atvežė gimdyvį. Po 10 minučių, nepaisydami šlapdribos, į ligoninės kiemą sugriuvo 1000 stiprios lyties atstovų su puokštėmis ir šampano buteliais. Kiemo vidury įsitaisė trimitų orkestras. O viduje, ant siauros švarios lovelės, gulėjo išbalęs ir perbalęs vyrų pasaulį sukrėtusio įvykio kaltininkas. Jo iškamotais žandais rytosi pergyventų kančių ašaros. Būdintys ir nebūdintys gydytojai ne per žingsnį nesitraukė nuo gimdyvio, galvūgalio ir žinoma kojūgalio. Suprasdamas įvykio svarbą, tuo metu gimdančios moterys tvarkėsi savitarnos būdų. Jums gimė mergaitė. Keliems žurnalistams prisidengusiems sesučio halatais pavyko prasmukti į gimdyklos koridorių. Čia vyriausiasis gydytojas buvo priverstas atsakyti į vieną kitą klausimą. Kokia gimdyvė būklė? Lietuvos rytas kalbina, sakykite, kokia gimdyvio būklė? Būklė gimdyvė yra patenkinama. Kaip gimdymas? Kaip ėjo pats gimdymas? Gimdymas žadėjo būti sėkmingas, nes gimdyvio kūnas stiprus ir raumeningas. Taip reta, tačiau lemiama akimirka gimdyvis nualpo. Viešpatie. Siaubas. Turėjome jam daryti Cezario pjūvį. Brakšelis. O sakykite, kaip paskui ką gimdyvis darė po to, kai atsigavo? Gimdyvis atsigavęs sužinojo, kad jis buvo nualpęs, bet po to vėl nualpo. O viešpatie, tai neįmanoma. Vėl ligoninės kiemą aplėkė aimana. Vyrai apsikabinę verkė. Kas galėjo numanyti, jog vyro giminiai išpuls toks rūstus išbandymas? Ir ką jam žada rytdiena? Ar negana, kad jie priversti kasryt skustis barzdas? O sakykit, kaip gimdyvis sutiko pirmą naujagimio riksmą? Gimdyvis netekė žado nualpo 3 kartą. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno mūrai joja lietuviai, joja, joja, lietuvaičiai, neša, vainiką rudų, vainiką rudų, vaisingų metų, vaisingų, vaisingų metų, vaisingų. Aš gyvas? Gyvas! Sveikinam tave, mamyti! Aš negyvas! Tokių kančių, tokių sąlygių, joks organizmas negali atlaikyti! Tavo ištvermę gerisi visas pasaulis. Tu atskleidi naują puslapį mūsų žygdarbių metraštyje. Tavo kančias ilgai minės ainiai. Tavo vardas virs legenda. Šlovė! 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 Eikit čionam! O dabar, laimingas mamyti, pažvelk į savo dukrytę!
Tegu kūdikiu rūpinasi. Vaiko, tėvelė, man jau gana, ką aš išgyvenau. O apskritai, kur braškės? Noriu cukruotų vyšnių. O kur mano žmona? Visi sumišę apsidairė ir netrukus per ilgus koridorius, per pažliugusį kiemą, per apmirusias gatves, per visą planetą nuvilniojo pasipiktinimo užgesys. Gimdyvė žmona, vaiko tėvelė net nesitikė ateiti į ligoninę. Ta tragišką valandą toji beširdė moteris, 4 vaikų motina, lyg niekur nieko dūmino cigaretę ir neatsitraukdama nuo televizoriaus rijo akimis ledo ritulio ketvirtfinalį.